Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė. Vandenis, balandžio 20, balandžio 21, balandžio 30 diena. Kaip sakant, paskutinė savaitės balandžio mėnesiui. Pažiūrėkime dabar vandenis. Kokios gi nuotaikos, kokie įvykiai, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Žiūrėkit, vandeniai, vis dėlto gali būti kažkokie įvykiai, kurie prasideda vandenių gyvenime, galbūt kažkas tai būtent naujo gimsta, taip kažkas tai naujo. Kažkokie tai naujos situacijos, žodžiu, kažkas tai naujo. Iš tikrųjų, bet tai viskas ganėtinai būtų, tai galbūt ir moteris bus, kuri padės vandeniams. Bet tai yra saugumas, stabilumas, ta prasme, šitie visi dalykai, toks pozityvumas. Tai vis dėlto šiaip šis laiko tarpas bendrai, jisai turėtų būti stabilus. Tai galbūt ir patys vandeniai jausis stabiliai, saugiai, ta prasme, žodžiu, energijos tikrai ganėtinai pozityvios yra. Dabar savijauta, būtent savijauta vandeniai vis dėlto kaip jaučiasi. Galbūt supranta, kad atėjo laikas savo gyvenimą, kažkokius savo gyvenimo įvykius tiesiog suimti savo rankas ir tiesiog priimti sprendimus už savo gyvenimą pačiam. Tai gali būti iš tiesų kelionė, bet ta savijauta, kad planavimas kažkokiu judesys yra, reikia kažkokią kelionę, kažkur taip keliauti, kažką tai daryti. Ir taipogi tai ta savijauta irgi jinai labai gera, pozityvi, bet būtent žinote, tas judėjimas, sprendimų priėmimas ar dar kažkas, tai vis dėlto turėtų būti susijęs su šeima. Kad vis dėlto vandeniai galbūt nuspręs kažką tai pabaigti, būtent šeimoje. Ir, žodžiu, pradėti kažkokį tai kitokį gyvenimo etapą. Kažkokie įvykiai vyksta galbūt šeimoje. Suprantat ir supranta, kad jie turi tai padaryti, jie turi priimti sprendimus, galbūt turi pasakyti, turi padaryti ar dar kažką tai. Finansai, būtent finansuose vandeniai, kas vyksta, kažkokios tai naujos mintis yra. Kažkokios naujos mintis, nauji planai, galbūt planuoja pirkti kažką, kažkas su finansais yra susiję, kad kažką planuoja vandeniai. Bet tai yra tik tai mintis dar, suprantat, nieko realaus nėra. Ir nieko realaus nėra, nes būtent galbūt vandeniai nelabai supranta situaciją, galbūt nelabai suvokia tą realiai, suprantat, gal kažkas tai vis dėlto vandeniams atrodo, kad kažkas jais bando manipuliuoti ar dar kažką. Ir tas kažkas tai gali būti kas? Arba tai vaikas vandenių, arba tai vis dėlto jaunuolis, jeigu patys jaunuoliai jauni yra, tai žodžiu kažkoks tai tiesiog galbūt draugas, sužadėtinis, suprantat. Draugė taip pat gali būti moteris, suprantat. Ir būtent kažkas galvojama, planuojama, bet kažkaip atrodo galbūt kažkas, tokia situacija nelabai aiškinai. Toks vaizdas, kad galbūt kažkas tai bando apgauti, meluoja, ta prasme, nelabai suvokia. Asmeninis gyvenimas, jausmai, būtent vandeniai kažko tai nenori matyti. Jie kažkaip tai nelabai kažko asmeniniam gyvenime nenori matyti. Nes jie tiesiog yra savo noru ar ne savo noru pasikabinę kažkokioje situacijoje. Tas pasikabinimas tai vis dėlto kas yra. Žmogus tiesiog taip galvoja ir nekeičia savo nuomonės. Jisai taip yra įsitikinęs ir taip turi būti, suprantat, nes visą laiką gyvenimas, kada iš gyvenimo gaunam patirties, kada esam pripratę gyventi šitaip, pagal savo įpročius, pagal savo šeimos tradicijas, pagal auklėjimą, tiesiog visą kitą. Ir mes net neįsivaizduojam, kad gali būti kitaip. Suprantat, mes net neįsivaizduojam, kad taip gali būti kitaip. Ir vadinasi, tos gyvenimo situacijos jos kartojas pastoviai, nes mes taip pat gyvename, mes taip pat mąstome.
Mes taip pat tokiais pačiais būdais bandom problemą spręsti. Tai ir yra tas pasikabinimas, suprantat. Ir va vis dėlto galbūt ir yra tas dalykas, kad vandenis mato taip ir kitaip nenori matyti. O kad vis dėlto vandenio gyvenime kažkoks tai gyvenimo įvykis turi pasibaigti. Kažkas gyvenime pasibaigti turi. Kaip ir jį baugintų, e, kažkas tai baigėsi ir turi prasidėti kažkas naujo. Bet kad tas kažkas tai naujo prasidėtų, patys vandeniai turi, ta prasme, veikti. Bet ta pabaiga jinai yra neišvengiama, suprantat, ar vandeniai norės ar nenorės, ta pabaiga jinai bus. Ir tai vis dėlto gali būti susiję vis dėlto vėl su kažkokia tai kelionė, su kažkokiu planavimu, su kažkokiais tai advokatais, kad kažkoks įvykis turi eiti į priekį. Kažkas baigėsi ir kažkas tai turi būti. Kad aš nenoriu, aš nepripažįstu, nieko nereiškia. Suprantat, tik priklauso, kiek aš pati kankinsiuos ir galbūt bandysiu kitus kankinti. Darbas, va būtent darbe vandenį žiūri, yra perspektyvos kažkokios tai. Ir vandenį tas perspektyvas vis dėlto mato darbe. Tai galbūt va būtent irgi kažkokia kelionė į užsienį, galbūt kažkokias stažuotės užsienyje, galbūt kažkokie nauji partneriai užsienyje. Suprantat, kažkas tai gero, pozityvaus yra darbinėje srityje. Galbūt kitos kažkokios tai pareigos, kad ir naujas darbas, suprantat. Ir va būtent tai yra kažkas naujo, būtent atgimimas, kažkas tai naujo gimsta darbinėje srityje, bet va vėl reikia atsikratyti seno ir labai gerai viską apsvarstyti. Kas mums trukdo, reikia atsikratyti, kad mes suprastumėm, kas mums trukdo, galbūt va būtent reikia labai gerai paanalizuoti save, savo mintis. Kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl aš taip galvoju, kodėl aš to bijau, kodėl aš to noriu ir kodėl aš to nenoriu. Staigmena ir naujiena, va būtent staigmena, tai vis dėlto gali būti tokia staigmena, kad kažkas tai kažkur tai pasakė, kažką tai išgirsit ir visa kita, ta prasme, galbūt va būtent vandeniai jaučiasi stabilus kažkokioj srityje, bet va ateina iki jo kažkokios tai naujienos, kažkas tai, tokie, žinot, mes to dalyko nematome, bet vis tiek iki mūsų daeina tie dalykai, suprantat. Ir vis dėlto ta naujiena, kad sėkmė galbūt vis dėlto atsisuka į vandenį pusę. Taip, tai vis dėlto gali būti kažkas susijęs su kontraktais, kažkas tai susijęs su, žinot, gyvenimas pagal įstatymą. Galbūt kažkas yra susijęs su įstatymais, galbūt kažkokie tai įvykiai susijęs su įstatymais ar dar kažkas tai. Tai kad vis dėlto šita staigmena ir naujiena turėtų būti ir tai stabilumas. Kad va būtent kažkokie galbūt vandenio įvykiai kažkokie tokie yra, tai kad pagaliau viskas galbūt susitvarko ir ateina pagaliau tas stabilumas. Suprantate, tai tokia staigmena ir naujiena, jinai tikrai turėtų būti pozityvi. Ir pasižiūrėkime vandeniams patarimus. Be abejo, su ta staigmena tai gali būti naujas kažkoks kontraktas, naujos sutartys. Žodžiu, kažkas tai va tokio, bet reikia laikytis tų taisyklių, suprantat, kažkas tai tokio. Tai vis dėlto ir darbe vandeniai žiūri į tolį, tai va galbūt kažkokia bus sutartis, gaus kažkokią tai sutartį, pasiūlymą kažkokį tai. Ir dabar žiūrim patarimas vandeniams. Va būtent patarimas vandeniams, tai galbūt yra daugumai vandenių bus susijęs su vaikais, su šeima, su stabilumu, su finansais, su finansiniu gyvenimu, va, žodžiu, kažkas tai galbūt naujo kūrimas, kažkas tai tokio. Tai gali būti netgi vestuvės, krikštynos ar dar kažkas tai. Ir jau būtent dėl šito dalyko tiesiog vandeniai tempia sunkią naštą. Jiem yra sunku, jiem yra blogai. Bet dėl ko? Dėl to, kad jie galbūt būtent nenori prisimti kažkokių tai savo veiksmų, jie bando išlaukti.
suprantat, bando išlaukti ir tikisi, kad, nu, kažkas tai savaime pasikeis mano gyvenime, o aš nieko nedarysiu, suprantat. Ir va būtent šitoj situacijoj, tas išlaukimas, tai jisai neaišku, kur nuves. Galima laukti ir metus, ir 2, bet neaišku, kaip viskas pasibaigs. Bet iš tiesų vandeniam reikia vis dėlto suprasti, kad arba viską palieku taip, kaip yra, vadinasi, nieko nekeičiu, bet jeigu palieku viską taip, kaip yra, vadinasi, nustoju kankintis, priemu šitą faktą tokį ir viskas gerai ir gyvenu sau laiminga. O jeigu noriu kažką tai keisti, nes man šita situacija nepatinka, ta prasme, reikia suprasti, kad aš negaliu pakeisti kitų žmonių. Aš negaliu pakeisti, įtakoti kitų žmonių sprendimų, kad jie pasikeistų, kad jie kažkaip kitaip galvotų ar dar kažką. Vadinasi, aš turiu pati keistis. Va būtent ir yra tas dalykas, kaip ir sakiau, reikia ieškoti tada savyje, kodėl aš taip jaučiuosi, dėl ko aš taip jaučiuosi ir tą situaciją galbūt pamatyti visai iš kito kampo. Į šitą situaciją visai žiūrėti kitaip ir tada priimti tuos sprendimus. Bet tikrai nereikia tikėtis, kad kažkas tai pakeis savo nuomonę, kažkas tai pasikeis ir dar kažką. Jeigu vadinasi, jums yra blogai, keiskitės patys. Keiskitės patys ar ten palikite šitą situaciją, kažką tai, bet į tai jūs patys turite, o ne kiti. Tai va. Čia, žinot, tokia va situacija labai tokia paprasta būtų, daleiskim, šeimoje moteris gyvena su savo sutuoktiniu, sutuoktinis laksto pas kitas ir visa kita. Ir be abejo, moteris sėdi ir laukia, kad vyras pasikeis, pagaliau jisai supras, kad tai negerai daryti, kad yra šeima ir jisai pradės kažkada tai rūpintis šeima. Suprantat, moteris sėdi ir laukia. Ir kankinasi. Bet jeigu moteriai yra blogai, jinai vadinasi turi nuspręsti, jeigu man šita santuoka yra gera, vadinasi, aš nesikankinu ir gyvenu su žmogumi toks, koks jis yra, priemu jį tokį, koks jis yra, vadinasi, aš suprantu, kad jis laksto pas kitas ir visai grįžta pas mane. Vadinasi, aš nekeliu skandalų niekur ir laiminga savo gyvenu su tokiu vyru. O jeigu man kažkas tai yra blogai, būtent manęs netenkina, kad šitas vyras laksto pas kitas, aš turiu pati spręsti. Jeigu man yra blogai, aš turiu tada spręsti, ką man keisti, bet savo gyvenime ir savyje. Suprantat, ir tada vadinasi, aš ką nusprendžiu, galbūt palikti tą vyrą, nes man toksai vyras blogas yra. Aš nenoriu tokio vyro. Suprantat, ir yra tas pasirinkimas, arba aš laukiu, kol žmogus pasikeis ir kankinuosi visą gyvenimą, verkiu dėl vyro, koks jisai blogas, toks anoks, ir tada klausimas yra, kodėl tu gyveni su tokiu vyru? Jeigu jisai yra toksai blogas, kodėl tu su juo gyveni? O tada reikia užduoti tokį klausimą, sąžiningai savo atsakyti ir tada žiūrėti toliau. Žiūrėkit, vis dėlto vandenį jie toksai yra paklusnumas. Suprantat, va tas va dalykas, va žmogus paklūsta. Nu, žinot, kaip religija, mes paklūstame kažkam, tai kažkokiam gyvenimo taisyklėm, kažkokiam tai tradicijom, šeimai, tiesiog esame paklusnus. Religija tai irgi tas paklusnumas, kad jeigu aš būsiu geras, tai mane mylės dievulis, jeigu aš būsiu negeras, tai mane nubaus nuodėmė ir visa kita. Toksai, aš būsiu geras, suprantate, toks paklusnumas, galima sakyti, daugiau ir iš baimės. Bet vis dėlto, aš manyčiau, tai vandeniai turi kažką tai pabaigti, kažkokia mirtis, tai kažkoks gyvenimo įvykis, gal jų pačių kažkoks mąstymas turi pasibaigti, mirti ir atginti kažkas naujo. Tai yra susijęs su jausmais, su širdimi, su jausmais, su emocijom.
Ir vis dėlto tai turėtų būti kažkokia tai dovana, kad kažkas tai naujo, bet tai yra vis dėlto labirintai. Va būtent, kad gautumėte tą dovaną kažką naujo, taip, nu, kažkokią premiją gyvenime kažkas atsitiktų. Vis dėlto vandeniai tai turėtų išeiti iš savo labirintų, galbūt patys nusiimtų kaukes arba pamatytų žmonės, kurie gyvena su kaukėmis. Nes kada mes šnekam, kad žmogus, jisai visi gyvena apsimetėliai, gyvena su kaukėmis, taip, iš tikrųjų mes nenorime matyti žmogaus, koks jisai yra realiai, nes mes pastebime, kad žmogus toks anoks, bet mes nenorim to pripažinti, suprantat? Ir va būtent manipuliacija, kad žodžiu, pamatykite žmonės, kokie yra iš tikrųjų ir nesileiskite galbūt manipuliuojami. Arba jūs patys nustokite manipuliuoti kitais, nustokite gyventi, va būtent apsimetinėti dėl kažkokių tai tikslų. Nes vis dėlto šitom visom manipuliacijom turi ateiti pabaiga. Ir vis tiek, žinokit, ateis ta pabaiga, jeigu jinai turi ateiti, jinai ateis, ar jūs to norit ar nenorit. Ir kada jinai ateis, vat, kaip sakant, mirties niekas nenori, taip, bet jinai ateina. Mes nežinom, kada jinai ateina, tai čia irgi ta pabaiga ateina. Tik tai priklauso nuo mūsų, kiek mes esam pasiruošę, kaip mes lengvai paleidžiame ir kiek mes greitai atgimstame iš naujo. Tai ta prasme, realiai, kiek mes galim kankintis ir galbūt kaltinti visą pasaulį, kaltinti kažką, tai suprantat. Čia jau tas dalykas nepadės. Ar kaltinsim, ar verksim, ar apsimetinėsim, ar bandysim manipuliuoti, kad dar išlaikyti kažką, tai šitas dalykas nieko nepakeis. Suprantat. Nes kas mirė, mirė. Niekas neprikels iš numirusių, suprantat. Gali kažkokia situacija, jinai atgimti, ta prasme, jeigu ten kažkokia šeima ar ką, bet tai nebus vis tiek taip, kaip anksčiau. Vis tiek jinai atgimsta, bet vis tiek jau kitokia jinai yra. Gali būti geresnė, blogesnė, bet nebus taip, kaip anksčiau. Tad vandeniai, sėkmės jums ir iki greito.